Ir vaikai iš tikrųjų per gyvenimą prisirenka įvairiausių bėrimų. Tai, jeigu kalbant apie tą tokią ūminę pagalbą, tai aišku, pavojingiausias bėrimas turbūt yra tas mano minėtas hemoraginis, tai reiškia tokios kaip tarsi kraujosruvos, maži raudoni taškeliai ir būtent tada, kai yra padidėjusi kūno temperatūra. Kaip minėjau, tai gali rodyti sunkia, pavojinga bakterinė galbūt infekcija. Dažnai tų kraujosruvų atsiranda esant ir banalioms virusinėms infekcijoms, tai, bet vis tiek turi vertinti gydytojas, kad galėtumėm nustatyti ligos kilmę. Žinoma, būna retesnių ligų, kuomet irgi atsiranda tas, tarkim, per visą kūną difuzinis hemoraginis bėrimas. Tai vėlgi tokius bėrimus tikrai turi pamatyti gydytojas. Bet yra tam tikrų niuansų, kada hemoraginis bėrimas atsiranda dažnai, tokiose tipinėse situacijose ir kada pergyventi tikrai nereikia. Tai, pavyzdžiui, jeigu vaikas stipriai vėmė, kosėjo, tada padidėja slėgis tiesiog krūtinės ląstoje ir, tarkim, atsiranda tos hemoragijos aplink akis, viršutinėje kūno dalyje. Arba būna, karstis ant kažkokių karstinių arba stipriau toje vietoje kažkas suspaudė. Tai tiesiog mechaniškai buvo sutraiškyti, baisiai skamba, bet buvo sutraiškyti kapiliarai ir tas kraujas išsiliejo į paudę. Tai, žodžiu, jeigu turime numanome tikrai priežastį, turime izoliuotai kažkuria, pavyzdžiui, viršutinėje kūno dalyje arba vietoje, kur buvo mechaninis spaudimas, vaikas jaučiasi gerai, neturim kūno temperatūros, tai toks bėrimas irgi tuo atveju bus nepavojingas. Visi kiti bėrimai, tai aišku, kas vaikams dažnai pasitaiko, alerginiai bėrimai, dilgėlinės. Tai jeigu nėra kitų kažkokių simptomų, tas bėrimas nėra labai plintantis, nėra sukeliantis didžiulio niežulio skausmo, tai kaip ir tikrai nėra ūminė būklė, tai tokį bėrimą kaip ir tiesiog gydytojas galbūt gali pamatyti planinę tvarką. Kartais tie bėrimai atsiranda ūminės alerginės reakcijos, jais pasireiškia, tai tokiu atveju tada, greičiausiai, jeigu tikrai bus sunki ūminė alerginė reakcija, greta bus ir kitų gretutinių simptomų, bet vėlgi jūs matysite viską pagal vaiko būklę. Tai iš principo tie bėrimai, sakau, jų tikrai per vaiko gyvenimą būna galybė, tai mes mokom tėvus atskirti hemoraginis ar ne hemoraginis. O kaip atskirti, tai yra paprasčiausias stiklinės testas, su apgamu galima visą laiką pasipraktikuoti, jeigu pridedame stiklą prie bėrimo ir per stiklą mes bėrimą vis dar matome, tai bus hemoraginis bėrimas. Jeigu prispaudus stiklą bėrimas išnyksta, tai bus bet koks kitas, bet ne hemoraginis. Tai čia, sakau, tokį testą galima namie pabandyti pasidaryti.